stabilumas ir iš principo, ko gero, to prasideda bet koks judėjimas link pačių pajamų, link parduoti nekilnojamąjį turtą, ką mes darome. Mes rubrikoje Startup Academy žaidimas ir šis terminas yra išėjimo strategija. Ir pasižiūrėkime, kokių klausimų. Kągi, sveiki gyvi ir vėl pirmadienis, 7 val. Vakaro, su jumis laida Pinigologija ir aš Jurijus Slavas, Starfish Academy vienas iš įkūrėjų, verslininkas, investuotojas ir primenu, kad Starfish Academy laida yra skirta tiems žmonėms, kurie nori ugdyti savo finansinį raštingumą. Čia mes aptarinėjame temas susijusias su asmeniais finansais, verslumu, investavimu. Na, o tuo tarpu Starfish Academy misija yra padėti žmonėms siekti finansinės laisvės, verslo ir investavimo pagalba, tuo pačiu gyvenant ir harmoningą gyvenimą. Mūsų didžiausia svajonė ir vizija yra tapti didžiausia finansiškai nepriklausomų verslų savininkų ir investuotojų bendruomenė, kurie gyvena ir turi harmoniją 5 gyvenimo sferose, bent jau 5 gyvenimo sferose, kurias kaip tik ir matote Starfish Academy logotipe. Kiekvienoje laidoje mes aptarinėjame temas iš mano minėtų sričių ir žinoma, jūs galite uždavinėti klausimus, kuriuos matau jau rašo mūsų laidos žiūrovai. Laidos pabaigoje juos aptarsime ir kaip visą laiką išrinksime nugalėtoją. Todėl uždavinėti klausimus apsimoka dar ir dėl to, kad ne tik išgirsite atsakymą jums rūpimus klausimus ir padedate išgirsti kažkam kitam, bet ir dėl to, kad galite laimėti mūsų įsteigtų prizų. Šiandien, kaip matėte anonse, laidos tema yra susijusi su tuo, kągi daro tingieji ir kogi nedaro vargšai. Labai dažnai tenka nagrinėti šitą temą ir kurgi visgi yra ta, sakykime, tokia sėkmės paslaptis. Visi ieško tos paslaptingos, stebuklingos piliulės, kaipgi čia dabar staiga tapti turtingais, kasgi tas yra vienas dalykas, kuris padėtų. Iš tikrųjų pasirodo, nėra nieko tokio stebuklingo ir vieno dalyko. Yra labai paprasti keletas dalykų, kurie yra daromi nuolat. Tai šiandien apie tai su jumis pakalbėsime ir žinoma taip pat susipažinsime su Starfish Academy žodyno terminu bei apžvelgsime spaudos naujieną. Šiandien kaip tik yra labai aktuali naujiena Verslo žiniose paskelbta. Ir žinoma atsakysime jūsų klausimus. Tad ilgai nedelsdamas kaip tik ir noriu pereiti prie šios dienos temos apie tai, kasgi skiria turtinguosius nuo neturtingųjų. Galima būtų išskirti ko gero daug dalykų, bet keletas iš tokių, kuriuos tikrai verta būtų aptarti, apie tai kaip tik visiškai nesenai rašė Business Insider portalas, tad keletas iš to, ką identifikavo jie kaip dalykus, kuriuos daro turtingi žmonės ir kurių nedaro vargšai. Taigi, pirmasis iš jų yra, kad turtingi žmonės tiki pajamų dėsnį. Kitaip tariant, jie tiki, kad kiek tu vertės sukuri, kiek tu vertės duodi, tiek atitinkamai didelis bus ir tavo pajamos. Ir vienareikšmiškai pajamos yra susijusios tik tai su jūsų sukūrimo verte. Jeigu jūs tai darote kaip asmeniškai vienas žmogus, jūsų vertė bus vienokia. Jeigu tai darote per savo verslus, per savo kažkokius tai socialinius projektus, visą laiką vertė bus didesnė. Dėl to atitinkamai ir jūsų pajamos irgi bus didesnės. Antras dalykas, turtingi žmonės fokusuojasi pirmiausia į galimybės, o ne kliūtis. Tai yra, kitaip tariant, jeigu jie mato kažką tais, kuo nori pasinaudoti, jie klausia savęs, kaip aš galiu tai padaryti, o neieško priežasčių, dėl ko nepavyktų tai padaryti. Ekonomika sustojo, ekonomika per aukštai pakilusi, rinka kritusi, rinka pakilusi, visa tai yra atitinkamai dalykai, kurie stabdo jūs nuo veiksmų. Jeigu ieškot galimybių, randate jos bet kurioje situacijoje. Lygiai taip pat turtingi žmonės stengiasi apsupti save ir bendrauti su pozityviais, sėkmingais žmonėmis. Ir tai yra vienas irgi iš skirtingų dalykų, ko dažniausiai nedaro vidurinioji klasė arba, sakykime, vargšai žmonės, jie supa save tokiais pačiais kaip jie, tariant, supa save vėlgi vargšais arba viduriniosios klasės atstovais, įprastai dar ir iš tos pačios profesijos ir tokiu būdu verda savo pačių sultyse. Tuo tarpu finansiškai sėkmingi žmonės, turtingi žmonės, versle esantys žmonės, jie visą laiką siekia apsupti save skirtingais, sėkmingais žmonėmis, kurie duotų jiems taip pat ir naujų idėjų ir su kuriais galima būtų kažką tais nuveikti ir kartu. Ketvirtas dalykas yra tai, kad turtingi žmonės nevengia reklamuoti savęs ir savo vertės. Kitaip tariant, jie nebijo parodyti tai, ką jie sugeba geriausiai, jie apie tai kalba, jie
apie tai skleidžia žinią ir tokiu būdu, žinoma, žmonės nori naudotis jų įgūdžiais, jų paslaugomis. Tuo tarpu, kaip labai dažnai žmonės, kurie yra vargingi, jie yra įpratinti nuo vaikystės būti kukliais, nesakyti, nesigirti ir tokiu būdu atitinkamai apie jų, kad ir netgi labai kartais talentingus gebėjimus niekas ir nesužino. Tad jeigu turite kažkokių tai stiprių savybių, įgūdžių, pasiekimų, nebijokite apie tai kalbėti. 5. dalykas yra tai, kad kokios problemos bebūtų, finansiškai sėkmingi, turtingi žmonės visą laiką yra didesni už savo problemas. Jie visą laiką ieško sprendimų, kaip tą problemą išspręsti, jeigu tai yra įmanoma, jeigu ne, tai atitinkamai irgi dėl jos smarkiai nepergyvena. Bet jie visą laiką atranda būdų, kaip kompensuoti problemos sukurtus kažkokius tai nuostolius. Ir būtent dėl to išplaukia visą laiką ilguoju laikotarpiu su pelnu. Dar vienas dalykas tai yra tai, kad jie galvoja, kabutėse galima būtų pavadinti, kaip gauti abu, o ne arba, ką daro vargšai. Kitaip tariant, jeigu jūs turite tam tikrą pinigų kiekį ir jums atrodytų norisi ir vieno dalyko ir kito, žmogus, kuriam trūksta pinigų ir vargšo mąstymo, pirmiausia, būtent mes kalbam apie mąstymo žmogus, jisai rinksis arba vieną arba kitą, tokiu atveju bus kompromisas. Finansiškai turtingas žmogus, jisai visą laiką stengsis rasti sprendimą, kaip gauti abu dalykus, jeigu jisai tų abiejų dalykų nori. Ir dažniausiai tokį sprendimą kaip tik ir randa. 7. punktas yra tai, kad turtingi žmonės fokusuojasi į aktyvus ir turtą ir būtent tų dalykų didinimą, o ne darbo pajamas. Jie puikiai supranta, kad darbo pajamos yra laikinas dalykas, jisai gali didėti, gali mažėti, bet jisai yra labai trapus. Ir būtent aktyvai ir turtas yra tai, kas didina jūsų finansinės galimybės ir pritraukia taip pat ir kitas galimybės dėl to, kad jūs patenkate į bendravimą su kitokio tipo žmonėmis. Ir be to dar taip pat tai yra ir tai, kas galite palikti savo ateities kartom, reiškia, tas turtas dar turi potencialą didėti ir duoti vis daugiau pajamų, ko negali darbo pajamos. Žinoma, turtingieji taip pat nuolat mokosi ir auga. Ko gero, jeigu pasižiūrėtumėte statistiką, tai berods tyrimas buvo darytas, kad 87% turtingų žmonių nuolat siekia tobulėti, mokytis augti ir skaityti, daug skaityti. Būtent dėl to didžioji dalis jų nežiūri arba praktiškai visiškai nežiūri televizoriaus. Na ir jie nebijo rinkti sunkaus kelio, kadangi dažnai jie turi ilgalaikius tikslus ir suvokia, kad trumpuoju laikotarpiu, net jeigu gyvenimas gali būti sudėtingas ir turintis iššūkių, tai yra tik tais kelionės dalis ir tas kelias, kad ir koks sunkus, veda juos link jų nusibrėžtų ilgųjų ir didžiųjų tikslų. Taip pat turtingi žmonės planuoja savo tikslus ir tai skiria daugelį žmonių nuo to, kokius rezultatus jie pasiekia. Sėkmingi žmonės visą laiką savo tikslus planuoja ir tai daro rašytinę formą. Ir žinoma, jie vertina savo laiką. Būtent dėl to visą laiką stengiasi savo dienos bėgę suplanuoti laiką savo. Jeigu pažiūrėtumėte, ką daro Billas Gatesas, ką daro Warrenas Buffettas, jie lygiai taip pat visą laiką, taip sakant, užsirakina, užsiblokuoja laiką savo dienotvarkėje skirtą būtent savo, kur jie gali būti savo apmąstymuose, skaityti, tobulėti ir kur niekas kitas jiems netrukdo. Na ir jeigu jie jau skiria kažkam kitam laiką, tai tas laikas yra labai smarkiai vertinamas ir žinoma yra labai ribotai dozuojamas kitiems žmonėms. Na ir žinoma, be sveikos mitybos negalima būtų įsisukti, todėl turtingi žmonės tradiciškai, jeigu pažiūrėtume, didžioji jų dalis, apie 70% maitinasi sveikai, lygiai taip pat reguliariai 3-4 kartus per savaitę sportuoja. Žinoma, tam jie turi daugiau galimybių, jie renkasi sveikesnį maistą, bet tai nėra priežastis jums nesimaitinti sveikai ir atitinkamai nesistengti būti sveikais dėl to, kad tai duoda ir energijos, kaip tik atitinkamai didesniam stresui pakelti, daugiau darbų nuveikti ir žinoma tuomet turėti ir didesnį finansinį rezultatą. Tad kaip matote, 12 punktų, tarp kurių tai nėra kažkokių tai stebuklingų piliulių. Tai yra iš principo paprasti dalykai, prasidedantis nuo mūsų mąstymo ir leidžiantis mums išlaikant discipliną, fokusuotis ir koncentruotis į teisingus dalykus. Kiekvienas darydami šitos dalykus tikrai galite tapti, jeigu ne turtingiausiais, tai turtingesniais negu esate dabar vienareikšmiškai. Tai nereiškia, kad visi nuo to dabar darydami tampa milijardieriais ar tai milijonieriais, bet kad tai veda prie didesnių, sėkmingesnių tikslų ir tame tarpe ir geresnio finansinio rezultato yra vienareikšmiškai įrodoma ne vieno tyrimo, ne vienos apklausos, kurie buvo daryti su daug pasaulio milijonierių, milijardierių ir bandant išvesti štai tą bendrąjį vardiklį. Tai tokie dalykai buvo kaip tik ir identifikuoti. Taigi tokia šiandien pas mus tema, kuogi skiriasi turtingieji nuo vargšų.
pasirodo paprastais dalykais, kurių jie daro tik šiek tiek daugiau. Tad jeigu jūs norite pakeisti savo situaciją, galbūt netgi nebūdami vargšais, galbūt būdami tam tikroji pakankamai normalioje situacijoje, bet norėdami būti geresniai, tiesiog pagalvokite, kiek dažnai ir kiek pastoviai darote šiuos punktus, kuriuos šiandien išvardėjau. Padarykime trumpą reklaminę pertraukėlę, po kurios grįšime į gyvąjį eterį, tuo tarpu jūs galite rašyti klausimus jau dabar ir susipažinsime su Starfish Academy žodyno rubrika ir taip pat, žinoma, spaudos apžvalga laukia jūsų bei atsakymai į jūsų klausimus. Taigi trumpa pertraukėlė, po kurios grįžtame į gyvąjį eterį visiškai netrukus. Finansinis stabilumas ir principo, ko gero, nuo to prasideda bet koks judėjimas pasyvių pajamų. Mes norim pakilnojamąjį turtą, ką mes darome. Mes rubrikoje Starfish Academy žodynas ir šis terminas yra išėjimo strategija. Ir pasižiūrėkite, kokių klausimų jūs esate už. Finansinis stabilumas ir iš principo, ko gero, nuo to prasideda bet koks judėjimas link pasyvių pajamų. Mes norim parduoti nekilnojamąjį turtą, ką mes darome. Mes rubrikoje Starfish Academy žodynas ir šis terminas yra išėjimo strategija. Ir pasižiūrėkime, kokių klausimų jūs esate uždavę. Kągi, mes grįžtame į gyvąjį eterį ir pasižiūrėkime, kokius klausimus jūs turite. Matau, kad jų jau yra parašyta ne vienas ir ne du, bet prieš tai, kai juos aptarsime ir pasižiūrėsime, jūsų dėmesį pirmiausia finansinio žodyno terminas. Ir šiandien jame žodis, kuris apibūdina, iš tikrųjų atrodytų dažnai naudojamas ir kitoj aplinkybėje, kitoj aplinkoj, bet šiuo atveju visgi tai yra finansinį veiksmą apibūdinantis terminas, tai yra išpirkimas skolon, kai yra įmonė, verslas perkamas panaudojant skolintas lėšas. Kitaip tariant, jūs norite įsigyti verslą ir jūs naudojate tik tais dalį savo pinigų, o visa kita yra skolintos lėšas arba iš investuotojų, arba iš fondų, arba iš bankų, jau priklausom nuo to, kas yra jūsų finansavimo šaltiniai. Tai būtent tai yra išpirkimas skolon. Jeigu teks girdėti tokį terminą, kad kažkas pirko verslą išpirkdamas skolon, tai būtent tokį procesą tai ir reikš. Išpirkimo skolon yra įmonės įsigijimo būdas, kai didžioji dalis lėšų yra naudojama būtent skolinant iš kitų šaltinių. Na, o tuo tarpu mes pasižiūrėkime spaudos apžvalgą ir mano dėmesį šiandien atkreipė štai šis straipsnis Verslo žiniose, kuris rašo, kad tyrimas buvo atliktas, jog pinigus taupo dauguma lietuvių, bet daugiau nei trečdalis santaupų vis dar yra kojinėse. Tai yra šios dienos straipsnis. Ir jeigu pasižiūrėtumėte detalesnį informaciją, tai 37% taupančių santaupas laiko tiesiog kojinėse. Tai yra kaupia grynuosius arba pinigus taupo įnamojo banko sąskaitose, jie nėra įdarbinami. Ir įdomiausia, jeigu pažiūrėtume štai tokį infografiką, jame labai įdomiai ir vaizdžiai parodyta, kurgi tie pinigai nusėda. Tai pirmiausia, kas mėnesį taupimui skiriama pajamų dalis. Jeigu pažiūrėtume, tai štai 30% pajamų suma yra skirtinga pinigų suma skiriama, kažkiek tai, sakykime, pinigų, tai yra nereguliari pinigų suma, bet kiekvieną mėnesį skiriasi. 24% žmonių atideda apie 10% savo pajamų, 19% daugiau kaip 10% pajamų atideda, 20% 5% pajamų ir 7% niekiek netideda, 7% apklaustųjų būtent netideda visiškai niekiek. Jeigu pažiūrėtume, kurgi taupo, tai pasirodo 25% taupo nekur kitur kaip pensijų fondose. Mes apie tai kalbėjome, kad taupimo forma tai nėra pati geriausia forma taupimui, kadangi ten yra pakankamai dideli mokesčiai ir žinoma, jeigu jūsų finansinio raštingumo lygis nėra aukštesnis ir neturite kitokio pasirinkimo, tai yra geriau negu nieko. Tikrai tuomet rekomenduoju pensijų fondus, bet yra efektyvesnių būdų taupimui. Taip pat kaip ir investicinis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimas dar kartelį turi būti dėl draudimo, taupimų investavimo yra kitos formos. Ir kaip matome, žinoma, tam irgi netinka ir einamoji banko sąskaita, kur jokių palūkanų praškai negaunate. Na ir grynųjų kaupimas, kaip žinia, irgi neveda prie kažkokio tais didelio ilgalaikio tikslo, turint omeny, kad pinigai nuvertėja. Indėlis bankuose, turint dabartinių palūkanų normas, žinoma, irgi neveda prie kažkokio didesnio kaupimo ar jo apturtėjimo. Na ir štai matome, 7%, viso labo 7% iš žmonių, kurie pasakė, kad kažkur tai kaupia pinigus, investuoja į akcijas, obligacijas ir nekilnojamą turtą. O 14%, tai yra dvigubai tiek negu investuojančių yra, netaupo, nes nieko nelieka, bei dar 2% netaupo, nes nemato prasmės.
Ir įdomiausia yra štai šitas teiginys, kad 72% žmonių yra nepatenkinti banko palūkanomis, bet jų nuomonė dabar už indėlius nieko nemoka visi, todėl kaip ir belieka tik susitaikyti su to. Tad pažiūrėkime netaupimo banke priežastis. Pirmiausia, tikinimas, kad taupyti banke rizikinga 36%, kas irgi rodo atitinkamai žinias apie tai, kaipgi banko indėliai yra draudžiami. Ir 60% yra tai, kad taupyti banke neapsimoka, nes už indėlius praktiškai nemokama palūkanų, kas yra tiesa. Ir žinoma, taupimas ir investavimas yra ir daugiau efektyvesnių instrumentų tam. Bet iš tikrųjų pakankamai liūdna statistika ir jeigu jūs patenkate į šituos skaičius, mano kvietimas. Susirūpinkite dabar ir pradėkite galvoti apie tai, kaip dabar jau galėtumėte investuoti pinigus, nes kaip matėte, vienas iš dalykų, kuriuos daro turtingi žmonės, yra tai, kad jie koncentruojasi būtent į turto kaupimą ir į aktyvų kūrimą, kurie neša jiems naujas pajamas, o ne į darbo pajamų didinimą. Tad jeigu jūs dirbate ir vis ieškote didesnio atlyginimo, kur uždirbtumėte daugiau, pagalvokite apie tai, kurgi jūs įsisukate. Visi didesnį žiūrkių ratą, vietoj to, kad galėtumėte bent dalį pinigų pradėti įdarbinti. Ir tam būdų šiais laikais tikrai yra ne vienas ir ne du, žiūrint kokia ekonominė situacija bebūtų. Štai tokia apžvalga, galite pasižiūrėti šį straipsnį Verslo žinių puslapyje ir galėsite su juo susipažinti detaliau. Tuo tarpu mes grįžtame į mūsų laidą iš spaudos apžvalgos ir laikas pasižiūrėti į jūsų klausimus. Taip, Saulius rašo, galbūt galima įtraukti info verslo kursą į laimės ratą. Sauliau, galima, pasakysiu dėl ko, dėl to, kad šis kursas kaip tik dabar organizuojamas naujas gyvai ir jame bus atnaujinta visa informacija. Jis visiškai naujas bus, kadangi per tą laiką, kai buvo darytas senesnis įrašas, jau praėjo nemažai laiko, pasikeitė ir technologijos ir organizuojamus gyvus mokymus naujus, ar tai būtų internete, ar gyvai ant žemės, mes dėja kol kas nesiūlome pralošti, manome, kad ir taip duodame pakankamai daug vertingų kitų mokymų. Tad jeigu norite, galite pasinaudoti galimybę jį užsiregistruoti kol kas geriausią kainą. Ir šiuo metu tikrai galima tai padaryti, nuėjus į svetainę kursai.starfishacademy.lt, pasviras /infoverslo-abc. Va čia netgi parašysiu tuo sekundėlėms nuorodą, kažkam įdomu šis kursas ir kas jame bus, tai galite turėti ten daugiau informacijos parašyta, štai nuorodą įmečiau. Ten yra 3 dalyvavimo variantai, priklausomai nuo jūsų galimybių, nuo jūsų atitinkamo norimo gauti turinio kiekio, tad galite užsiregistruoti. Vėliau kainą mes branginsime. Liepos pradžioje mėnesį laiko jisai vyks internetu, bet gyvai, taip kad galite sudalyvauti. Vėliau, kai jisai bus automatizuotas ir vėl įrašai, galbūt kažkada jį įdėsime taip pat ir į mūsų laimės ratą, kas žino, bet kol kas tos galimybės nėra. Taip, Paulius rašo, kaip žinia, turtingi žmonės puikiai išmano mokesčius ir moka juos optimizuoti, tai yra išnaudoti savo naudai. Koks geriausias būdas gauti išprusimą apie mokesčius Lietuvoje bei verslo veiklų formų pasirinkimą? Pauliu, tai geriausias būdas vienas būti buhalteriu arba teisininku, tada žinosite. Kitas geriausias būdas yra savo komandoje turėti gerą buhalterį, buhalterinės įmonės, geriau sakykime, netgi kolektyvą ir teisininkus. Pati didžiausia klaida yra, kai jūs bandote tapti visų sričių specialistais patys. Aš tikrai nežinau visų atsakymų apie mokesčius Lietuvoje ar apie geriausias verslo formas, bet aš turiu patikimus komandos narius, pas kuriuos galiu paklausti. Tiek teisininkus, tai jeigu kažkam tais yra aktuali gera teisinė pagalba iš verslo teisės specialistų, tai advokatų kontoro Confidence su Auridu Didžiuliu priešakyje yra tai, ką tikrai galiu rekomenduoti, dirbame su jais patys ir naudojamės jų paslaugomis. Jeigu reikia buhalterinės įmonės, kaip minimum galiu rekomenduoti netgi 2, tai yra TMD apskaita Tomo ir taip pat Pavilo Byčeko bitės apskaita, kurios paslaugomis naudojamės. Tai atitinkamai jų klausėte ir jie geriausius atsakymus pasako, tada parekomenduoja. Jeigu bandysime būti visų specialistų, visų galų meistrais patys, atitinkamai mes tikrai tada galvojame dar vis kaip kairėje pusėje, pagal Roberto Kiyosaką kvadrantą esantys žmonės ir visą laiką pralaimėsime tiem, kurie turi komandas. Tad geriausias būdas yra turėti geriausius žmonės savo komandoje, kaip patarėjus, kaip specialistus, kurie galės patarti. Žilvinas rašo, kai tinginys netempia už kojos atgal, tai į antrą punktą jau kasdien darau. Dabar galvoju, kuris tas antras punktas buvo, čia turbūt iš mūsų pamokos. Fokusuojasi į galimybės, ne į kliūtis. Ar apie šitą Žilvinai kalbėjai? Jeigu taip, tai šaunu. Svarbu, kad jas ir pasinaudoti dar tomis galimybėmis būtų įmanoma.
Taip, Aleksandras rašo, sveiki, su kokiu legaliu ūkiniu objektu žmogus mažiausiai rizikuoja savo asmeniniu turtu, ar tai tik AB ir UAB. Na, reikėtų suprasti, kad yra individualios įmonės ir yra atitinkamai juridiniai asmenys, kurie yra ribotas atsakomybės, tai bet kuris ribotas atsakomybės juridinis asmuo atitinkamai riboja jūsų riziką asmeniniu turtu, tai UAB ir AB yra tie, kurie standartiškai naudojami, bet ta pati mažoji bendrija lygiai taip pat, nes tai yra irgi ribotas atsakomybės. Supaprastinta forma. Tai mažoji bendryje taip pat gali būti naudojama. Bet populiariausias, aišku, yra UAB. AB gal yra jau, kai įmonės, sakykime, pakankamai didelės, nori, sakykime, išeiti į akcijų biržą, tuomet AB tampa, bet AB mažoji bendryje lygiai taip pat gali būti. Tik tais neindividuali veikla, žinoma, kas iš viso nėra juridinis asmuo, tai yra tiesiog teisė jums verstis tam tikrą veiklą ir neindividuali įmonė, kuri būdavo anksčiau populiari. Ir kai atsirado mažoji bendryje, aš sakyčiau, kad individualios įmonės prasmingumas visiškai prarado prasme, kadangi mažoji bendryje suteikia gerokai daugiau galimybių su ribota atsakomybė kaip fiziniam asmeniui. Taip. Paulius rašo, kaip apsupti, pritraukti aukštesnės kokybės žmonės šalia savęs. O labai geras klausimas, Pauliu. Iš tikrųjų yra du dalykai. Tam, kad apsupti save aukštesnės kokybės žmonėmis, pirmiausia, jūs turite tapti aukštesnės kokybės žmogumi. Kitaip tariant, jeigu norite pakeisti savo aplinką į aukštesnę, pirmiausia, pakelkite savo asmeninį lygį. Antras dalykas, žinoma, ieškoti tų kontaktų. Tai yra visokie tinklaveikos klubai, pažinčių klubai, kontaktų klubai. Žmonės įprastai, jeigu pažindinasi kažkodėl, dažniausiai tai daro, jeigu nori sukurti šeimą arba ten susirasti antrąją pusę. Bet versle pažintis, bendravimas, networkingas verslo vadinamas, jisai yra vienas iš svarbiausių įgūdžių ir ne veltui sakoma, kad yra 3 tipų kapitalas. Taip, tai yra intelektinis, yra fizinis, tas materialusis, sakykime, kapitalas ir yra socialinis kapitalas. Ir socialinis kapitalas kaip tik ir yra ta mūsų aplinka. Tai jeigu esate jau versle ir turite verslą, galiu rekomenduoti BNI verslo rekomendacijų organizaciją, kurios nariais patys irgi esame ir aš esu vieno iš klubų direktorius. Jinai būtent orientuota į tai, kad verslininkai megztų kontaktus tarpusavyje ir turėtų štai tą platų tvirtų kontaktų ratą, kuris ir leistų jiems sėkmingiau vystyti verslus. Jeigu dar nesate verslininkai, kadangi ten galima tapti jau tik tais būnant tam verslo atstovo arba, sakykime, tam tikros įmonės atstovų, tai tuomet atitinkamai yra kitos networkingo galimybės, konferencijose tose pačiose stenkitės pažindinti su naujais žmonėmis ir tokiu būdu plėsti tą savo kontaktų ratą. Klubai įvairūs. Iš tos pačios pusės netgi Starfish Academy vidinis ratas irgi tą naudą savyje tokią turi, kadangi žmonės būdami jame kaip tik irgi praplečia kontaktų ratą ir supa save bendraminčiais ir tai žmonėmis, kurie juda tą pačią kryptį. Tai bet klubiniai formatai iš principo orientuoti yra į tai. Taip, Aleksandras, turint idėją, kaip žmogus gali įvertinti, ar ta prekė ar paslauga bus paklausi rinkoje ir verta ją gyveninti, kaip nustatyti tą paklausą. Iš tikrųjų daug būdų yra, apie tai galima būtų kalbėti ir aš kažkada dariau webinarą tiksliau apie tai atskirą. Paieškokite Google, gal netgi rasite paieškoje dar. Pirmas dalykas tai yra vadinami pilotiniai projektai. Taip, kai jūs paleidžiate bandomai kažkokį, tai, sakykime, pilotinį produktą, dabar tas įprasta yra vadinti MVP, tai yra minimum value product, taip, tai yra mažiausiai gyvybingas produktas, ne su pilnu funkcionalumu, arba ten, sakykime, kažkokia tais nedidelis kiekis prekių, priklausomai nuo to, ką jūs sugalvojate, ir žiūrite, kaip žmonės tą dalyką perka, kaip jie reaguoja į tai. Iš kitos pusės galima padaryti ir visiškai kitokių būdų, tai yra pirmiausia paskelbti apie planą, sukurti tokią paslaugą arba prekę ir leisti žmonėms užsiregistruoti iš anksto, kad gauti geresnę kainą ir atitinkamai, kai ta prekė arba paslauga bus sukurta, tada jie galės tai padaryti. Tai prastai naudoja tos pačios crowdfundingo platformos, kurios tokiu būdu netgi surinka pinigus tos paslaugos arba prekės gamybai. Tai geriausias būdas yra testavimas. Taip, tai jūs galite tai daryti šiais laikais, kai yra internetas tikrai labai lankščiai ir labai plačiai, ko neįmanoma būdavo padaryti, kai būdavo dar tie laikai, kai internetas nebuvo taip išvystytas. Tad tiesiog darykite testavimus, skelbkite skelbimus, žiūrėkite, kaip žmonės reaguoja, galite netgi tiesiog apklausą padaryti, pavyzdžiui, tam pačiam Facebook'e nusipirkite reklamą keliasdešimt eurų ir paleiskite apklausą, kur žmonės supildys jums atsakymus apie jūsų planuojamą kurti prekę arba paslaugą. Saulius. Sveiki, koks jūsų požiūris į sveiką mitybą, kaip dėl mėsos valgymo arba pieno produktų? Ačiū Sauliu už klausimą. Aš už sveiką mitybą stengiuosi irgi
maitinti sveikai, bet žinot, kas yra sveika mityba, tai pasaulyje yra krūva turbūt ideologijų apie tai. Vieni yra už žoliavalgystę, kiti yra už, ten sakykime, veganizmą, treti yra už tai, kad mėsos reikia ir panašiai. Tai mano pasirinkimas yra iš visų šitų teorijų pasirinkti tai, kas atrodytų man veikia ir ką aš valgydamas jaučiuosi gerai. Tai man labiausiai pasiteisinusi yra Eriko Admindiso sistema, tai yra Wild Fit, jeigu kažkam teko girdėti. Ir joje nėra ribojama mėsa, joje kaip tik sakoma, kad žmonės turi valgyti mėsą ir pateikiami pakankamai rimti argumentai tam, kad žmonės yra kilę iš beždžionių, bet iš tų beždžionių, kurios iš tikrųjų yra mėsėdžiai ir vieni iš geriausių medžiotojų. Tai jeigu pažiūrėtumėte būtent šimpanzės, šitie visi beždžionių rūšys, jos atitinkamai yra tokios, kurių genai labiausiai panašus į žmogų. O kas liečia pieną, taip, pieno produktais nevartoju, nes juose atitinkamai yra tų dalykų, kurie suaugusiam žmogui nereikalingi, bet to, jeigu pasidomėtumėte, kaip pienas yra šiais laikais gaminamas ir kaip atitinkamai, kas jame yra apart pieno, tai ko gero nebenorėtumėte pieno gerti, tai vietoj to rinkuosi augalinį pieną. Kas dėl mėsos, tai kokybiška, gera mėsa, tik aišku, vėlgi turim suprasti, kad ribotų kiekių, ne vien tik mėsą valgant, jinai, sakyčiau, kad kaip tik žmogaus organizmui yra reikalinga. Taip, Aleksandras, bet mažoje bendryje rizikuojama dėl kitų narių skolų. Na, bet rizikuojate mažąją bendryją, o ne asmeniniu turtu, taip, tai visą laiką atitinkamai jūs turite riziką, bet kurioje, UAB ar mažoje bendryje ar akcinė bendrovė, jūs tą riziką turite, tik vienu atveju tai yra ribota atsakomybė, kuri tenka juridiniam asmeniui, kitu atveju tai yra tai, kas tenka atitinkamai jums kaip fiziniam asmeniui. Tai viskas priklauso taip, kokią steigimo sutartį turite. Bet vėlgi, kaip ir minėjau, geriausia apie tai gali pasakyti ne kas kita kaip teisininkai, kurie užsiima būtent įmonių steigimo klausimais. Iš kitos pusės yra dar ir kitų formų, pavyzdžiui, ūkinės bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ir taip toliau. Taip. Saulius klausia. Vienu metu buvo pasirodę žinių, kad reikės deklaruoti pajamas esančias PayPal sąskaitose. Vėliau VMI persigalvojo, gal žinote, kokią poziciją šiuo klausimu 2010 metais. Kol kas negirdėjau naujienų, taip, pernai metais tai buvo svarstoma, kiek žinau, jie ne tai, kad apsigalvojo, bet nesusitarė su PayPal, tiesiog dėl to, kad tie duomenys būtų jiem teikiami. Manau, kad laiko klausimas, kažkada vis tiek susitars ir tie duomenys bus teikiami. Mano patarimas jums, nemėginkite slėpti mokesčių. Geriau ieškokite būdų, kaip tos mokesčius legaliai optimizuoti ir mokėti mažiau. Nes visą laiką, kai slepiate mokesčius, ateina momentas, kai tenka už tai susimokėti ir tai kainuoja brangiai. Tai geriau ieškokite būdų, kaip tai daryti teisėtai ir tam tikrai yra būdų. Verslas per juridinį asmenį jūs turite daug būdų, kaip galite mokėti gerokai mažiau mokesčių, negu tai daro fizinis asmuo. Ir dar be to dalį jų susigrąžinti. Pavyzdžiui, tas pats PVM, fizinis asmuo negali susigrąžinti, įmonės gali susigrąžinti. Nusidėvėjimai ir visi kiti dalykai atsiranda. Tad geriau ieškokite būdų, kaip juos optimizuoti tinkamai per skirtingas įmonės, negu kažkur tai vengti jų mokėti. Gerai, atrodo, kad visus klausimus aptarėme šiandien ir laikas pasižiūrėti, kasgi pas mus bus nugalėtojas šio mūsų prizo. Tiesa, reikia pirmiausia parodyti, koksgi bus tas prizas mūsų. Taip, to sekundėlę aš parodau mūsų laimės ratą. Šiandien pas mus meilės laimės rate štai tokie prizai, tokius pasirodysime. Ir mes turime gyvenimo transformacijos kursą, kuris kaip tik nesenai buvo gyvai praeitas, dabar galima gauti jo įrašus, labai efektyvus būtent padirbėti skirtingose gyvenimo sferose. Knyga Investavimo nekilnojamo turto paslaptys, kursas 10 žingsnių pinigų link. Štai tokie šiandien prizai pas mus ant lentos ir aš labai noriu teikti prizą visgi Pauliui. Šiandien už klausimą apie tai, kaipgi apsupti save tinkamai aukštesnės kokybės žmonės. Na, to labiau dar Paulius ir antrą klausimą buvo davęs dėl verslo pasirinkimo ir mokestinės aplinkos, tai viskas labai susijęs su šios dienos mūsų tema. Tai Paulių prizas, o kuris jis bus, kaip tik netrukus ir aš paleidžiu suktis mūsų laimės ratą. Štai, jis pradeda suktis ir žiūrime, kasgi iškris Sauliui. Kol tai darome, kol laukiame, kol ratas sustos, aš noriu priminti jums, kad
Vis dar galioja karantino akcija Start Academy online kursams su kodu karantinas 4% pigiau galite įsigyti bet kurį mūsų online kursą, išskyrus jau mano minėtą Infoverslo ABC kursą, kadangi jisai dar tik bus naujas kūrimas Liepos pradžioje. Štai, Pauliau, knyga Investavimo nekilnojamo turto paslaptys dovanų. Jeigu jau ją esi laimėjęs ar turi, tai turėsi progą paduoti kažkam kitam. Šią knygą su grafu išmusuotą formą. Turiu ekraną, aš tikiuosi. Vieną sekundę.